pergalė iš eilės ir dar sakyk, kaip šiandien palyginimui su vakar atrodė Sūduvos komanda? Šiandien aš manau lygiai taip pat atrodė kaip ir vakar, tik gal klaidų per daug, sakykime, šitose varžybose buvo padaryta ir lygiai tas pats kaip ir vakar. Kamuoliai, kliuva, pralošėm lentą. Džiaugiamės Ievos Šimkutės ir Lauros Varytės duetu. Rytoj rungtynės dėl pirmosios vietos grupėje, ar ne, su Dinamo antrąją komandą. Ko galima laukti tose varžybose? Aš manau, kad bus tikrai įdomi kova rytoj. Jaučiamės gerai, šiek tiek nepataikom, bet kai žaidžiam draugiškai ir neperskubam, tai viskas būna gerai. Tik truputį užsiautėjom, tuomet pradedam strikti, bet tada treneris vėl paima minutę ar žaidėją mumis nuramina ir vėl grįžtam į savo ritmą. Tai kol kas neblogai viskas. Ir pirmos varžybos nebuvo taip prastai, kaip aš tikėjausi, nes vis tiek susirinkom praktiškai beveik, man tai yra nauja komanda ir aš daugelio nepažįstu ir turėjau mažai laiko iš palauko ruoštis, tai visai viskas neblogai. Kaip kol kas pavyksta įsilieti naujokėms, tarp jų ir tau į Sūduvos komandos kolektyvą? Tai nežinau, viskas labai draugiškai atrodo, kad aš čia buvau ir prieš tai, viskas gerai, nesijaučiu kaip naujokė ar kažkas tokio. Buvai pripažinta šiuose rungtynėse kaip naudingiausias Sūduvos komandos žaidėja ir sakyk, kaip jautiesi? Aišku, malonu, dvigubą pergalę, gal nežinau. Malonu visada, kai vertina, bet svarbiausia, kad laimėjom varžybas. Kokios jos buvo? Sunkios labai, kaip kiekviena Lenkių komanda, labai greitos jos, tai tikrai gynyboje buvo ką veikti.